Argi negražu? Tokiais atvejais dažniausiai prisimenu Richardą Feynmaną, kuris vis piktinosi, kai kažkas jam aiškino, kad reiškinio gilesnis pažinimas jums kliudys to reiškinio išvis grožėtis. Kai žmogus sako, nepamenu, jog sugebėčiau ko nors grožėtis po to, kai visiškai perpratau, vadinasi, tas žmogus iš tikrųjų ne iki galo jį perprato. Pavyzdžiui, paprastas klausimas. Ar tikrai mokslininkai gali grožėtis gėlės grožiu? Į šį klausimą kažkada atsakė pats Feynmanas, o aš tiesiog dabar priminsiu. Kolegos menininkai kartais laikosi tokio požiūrio, su kurio ne iki galo jums būtina sutikti. Jie pakels gėlę tiesiog ir pasakys, pažiūrėk, kokia ji graži. Jūs, manau, sutiksite, nes gėlės iš tikrųjų gražios. Bet jie iš karto atsakys, matai, aš kaip menininkas matau, kad tai yra gražu, bet tu kaip mokslininkas imsi ir išardysi ją ir pasidarys tiesiog nuobodu. Tai yra visiškas absurdas, nes visų pirma grožis, kurį jis mato, yra prieinamas visiems. Taip? Ir nebūtina būti rafinuoto esteto kaip jis, kad įvertintume, kad gėlė iš tikrųjų graži. Tačiau galima išvelgti daug daugiau toje pačioje gėlėje, nei mato jis. Įsivaizduokite ten esančias ląsteles, sudėtingus veiksmus, kurie vyksta jų viduje. Tai viskas yra be galo gražu. Turiu galvoje, kad tai ne tik tais grožis 1 centimetro matmenimi, bet ir mažesnių matmenimi, kai kalba eina apie vidinę struktūrą, tai yra grožis. Taip pat įdomus procesai, ar netgi tai, kad gėlės spalvos ir kvapai evoliucionavo tokiu būdu, kad pritrauktų vabzdžius prie savęs. Tai reiškia, kad vabzdžiai mato gėlių raštus. Tai prideda naujų klausimų. Ar šis estetikos pojūtis egzistuoja ir kitose gyvybės formose? Kodėl tai yra estetiška? Kylantis nauji ir įdomus klausimai rodo, kad mokslo žinios tik padidina jaudulį, paslaptį ir susižavėjimą paprasta gėle. Čia yra ištrauka iš Nobelio premijos laureato paskaitos. Čia atvyko Wolfgang Ketterle į Vilnių ir man buvo garbė būti jo paskaitoje asistentė. Taigi čia demonstruojame gėlės užšaldymą, naudojant skystą azotą kaip vieną iš būdų, kaip skintas gėlės galima išsaugoti džiovinant šalčiu. Greitai taip, šaldant gėlės, ląstelių viduje esantis ledo kristaliukai netampa pakankamai dideli, kad suardytų ląstelių sieneles. Taip išsilaiko gėlės struktūra. Ir vėlgi, argi negražu. Ir kuo geriau kažką supranti, tu daugiau aplinkinių paslapčių matai. Ir dar sakyčiau, kad žavesio yra daug pačiam supratime, kaip viskas yra susiję tarpusavy. Šis žavesys, susipažįstant su reiškiniais, vis giliau tik augs. Taip gims smalsumas, taip gims pats mokslas. Mėlyje, šį epizodą sukūriau specialia proga, nes pabudau žinodama, kad jau turiu 500 sekėjų šiame kanale. Klausimas jums, kaip tai atsitiko? Ar jūs užsukote čia netyčia? Gal jūs moksliukai? Jūsgi suprantate, kad čia yra fizikos kanalas. Manau, kad tai yra išties geras ženklas ir signalas man, kad mes pagaliau išsijudinome. Ir dėl to paskaitų tik tais didės, mes eisime vis giliau link prasmės, per susižavėjimą, per grožį, pažinimo link. Ačiū Jums, tokia bus šiandien trumpa fizikos paskaita. Iki!